Labas rytas, gerbėmieji. Sveikinu visus naujų metų proga, geriausios kloties, asmeninių, institucinių, profesinių sėkmių, stiprios sveikatos visiems. Tęsėme metų paskaitos arba lekcijo prima tradiciją, atsiradusią 2013 metais minint UNESCO paskelbtas Meilės Lukšienės gimimo 100-asias metines. Kaip tik lygiai prieš 10 metų, 2014 metų sausio 3, tuometinės švietimo ir mokslo ministerijos ovaliojo salėje, kuri dabar jau vadinasi edukacinės komisijos sale, pradėtas paskaitų ciklas Metai su Meile Lukšiene. Tada metų paskaitą arba lekcijo prima europinis pasakojimas ir jo reabilitaciją skaitė profesorius Leonidas Donskis. Pradžioje suteiksiu žodį ministrui Gintautui Jakštui. Ačiū. Labas rytas, miela švietimo bendruomenė. Pirmiausia, noriu padėkoti už praėjusius metus, už susitelkimą sprendžiant kylančius iššūkius ir ieškant naujų galimybių, kaip tobulinti švietimą, ir linkiu sėkmingų naujų metų, kad nepritrūktų tiek ryžto, energijos, motyvacijos ir toliau dirbant švietimo vardan. Pastarieji metai nebuvo paprasti ar ramūs metai. Jie atnešė tam tikrų švietimo džiaugsmų, laimėjimų, pergalių, bet kartu pareikalavo ir mūsų visų kantrybės, atkaklaus darbo, gebėjimų išgirsti, susikalbėti ir suprasti Lietuvos realybę. Pasaulinis kontekstas nebuvo paprastas, tebesitęsia karas netoli mūsų. Ukrainoje niokojami yra ne tik pastatai, bet ir žmonių gyvenimai. Nemažai nestabilumo įneša ir visai netoli mūsų vykstantis ir gamtos kaitos reiškiniai, egzistuoja ir šalies vidinės prieštaros. Galime kol kas bent jau pasidžiaugti, kad mūsų atakuoja ne raketomis, bet iš tikrųjų susiduriam su didelėmis dezinformacijos atakomis, bandoma įvairiais būdais priešinti Lietuvos visuomenę. Švietime jau senokai esame pastebėję, kad viena iš pamatinių liekančių problemų yra skubėjimas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes skubame pereiti, vis dar netaip sakome, pereiti per programas, turėti jas kuo platesnės, kuo daugiau informacijos ir kai pasikalbame su abiturientais, kažkokia tema sako, na taip, mokėmės apie tai, bet pasakyti, ką išmokom, kokių kompetencijų įgyjom, yra gana sudėtinga. Tai tas skubėjimas ir nedėjimas pastangų įsigilinti ir suprasti iš esmės vėliau mums skaudžiai kainuoja ir visuomeniai. Kaip matome dezinformacinėse atakose, kaip skelbiama kažkokia labai neteisinga informacija ir ją patikrinti yra gana nesudėtinga, paimant pirminius šaltinius, bet didelė visuomenė dalis to nepadaro. Esame įpratę informaciją gauti iš antraščių, nesigilindami, susiformuoti nuomonę ir net kartais save pavadinti ekspertais, tampant visų sričių ekspertais, visais klausimais turint nuomonę ir bandant ir kitų nuomonę formuoti, tačiau nepasigilinus ir nepaieškojus tikrų faktų. Tai manau, kad tiek švietime ir mūsų taip turėtų būti pagrindinė misija, kad išugdyti mąstantį žmogų, kad vėliau būtume atsparus įvairiems nepatogumams, nesklandumams ir priešiškoms idėjoms, kurios bando mus priešinti. Aišku, galime ir pasidžiaugti, žiūrint tarptautiniu mastu, mes esame vieni iš lyderių, pažiūrėjus kartu ir Lietuvos švietimo sistema yra pripažįstama kaip atspari ir pasiekimo ir švietimo teisingumo aspektais, kartu su Japonijos, Pietų Korėjos, Taivano valstybėmis. Esame aukščiau vidurkių tarp EBPO šalių, žiūrėtume tarptautinius PIRLS tyrimus, TIMS, ICCS, jeigu žiūrėtume PISA, esame labai arti EBPO vidurkio. Tai grubiai sakant, esame arti vidurkio arba geriau už vidurkį tarp pažangiausių šalių. Tai jeigu žiūrėtume kažkokiame čia krepšinio kontekste, tai žiūrint tarp šalių, kurios dalyvauja olimpiadoje, pavyzdžiui, krepšiniai ir buvimas viduryje ten, tai parodo tikrai labai daug. Pagal gerovės indeksą mus į priekį labiausiai tempia būtent švietimas ir Lietuva švietime gerovės indekse užima 13 vietą tarp
40 šalių ir kiekvieną kartą, kai atliekamas tyrimas, esame vis aukščiau ir aukščiau. Paskutinis kėlimas buvo iš 18 į 13 poziciją. Žinoma, kad tai įvyktų, reikalingos milžiniškos mūsų pastangos ir susitelkimas. Dažnai yra geriau turėti truputį, gal ir netobulą planą, bet kad to plano laikytumėmės visi, negu kiekvienas individas su savo atskiru ir labai geru planu, tačiau vedančiu į skirtingas puses. Tai tas susitelkimas ir radimas sutarimo, man atrodo, yra kertinis veiksnys, kuris gali mums padėti judėti dar aukščiau ir pagaliau būti tame top 10 švietime, kurio mes matyt visi labai norėtume. Tai be didelių kažkokių įžangų perduosiu žodį ir kancleriui matyt atgal, kuris ir pristatys šiandienos metų paskaitą. Ačiū ir prasmingų, sėkmingų naujųjų metų. Ačiū ministrui. Praėję metai edukacinės komisijos pirmosios, taip vadinamos švietimo ministerijos Europoje 250-ųjų metų metinių minėjimo metai skatinę permąstyti, kokie mes buvome, kokie esame ir kokie norime būti. Todėl pakvietėme daktarą Arūną Gelūną paskaityti mūsų gausiai švietimo bendruomeniai pirmąją metų paskaitą, kodėl ukrainiečiai dėl savo kultūros aukoja gyvybės. Tai yra paskaita apie atmintį, tapatybę, kultūros pažinimų esmingumą. Trumpai pristatysiu mūsų svečią. Daktaras Arūnas Gelūnas yra Lietuvos dailės muziejaus generalinis direktorius, dailininkas, filosofijos daktaras. Jis yra buvęs Vilniaus dailės akademijos prorektoriumi, Lietuvos Respublikos Seimo nariu, ambasadoriumi prie UNESCO, Lietuvos Respublikos kultūros ministru. Arūnas Gelūnas yra baigęs grafikos studijas Vilniaus dailės akademijoje, japonų tapybą Tokijo menų universitete, 2001 metais apgynė filosofijos daktaro disertaciją Vytauto didžiojo universitete, yra surengęs grafikos ir tapybos parodų Lietuvoje, Prancūzijoje, Japonijoje ir kitose šalyse, apdovanotas prizais už grafiką ir knygos dizainą. Jis dėstė grafiką, meno teoriją ir filosofiją, Lietuvos, Japonų mentaliteto istoriją ir Japonijos meno istoriją aukštosiose mokyklose, paskelbė mokslinių straipsnių ir esė filosofijos, kultūrologijos ir meno teorijos temomis. Prisidėjo kuriant Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, buvo pirmasis jos valdybos pirmininkas. Jam vadovaujant kultūros ministerijai padėti Lietuvos kultūros tarybos pamatai, įkurtas Lietuvos kino centras. 2013 metais Arūnui Gelūnui suteiktas Aalto universiteto garbės daktaro vardas. Įspūdinga ir tai, kad daktaras Arūnas Gelūnas kalba 6 kalbomis - lietuvių, rusų, anglų, prancūzų, lenkų ir japonų. Taigi kviečiame pradėti pirmąją metų paskaitą. Japoniškai. Gerbiamas ministrė, gerbiamas kanclerė, viceministrai, visa miela švietimo bendruomenė, turbūt visų pirma su naujaisiais metais, kurie atėjo neseniai. Deja, taip atėjo tokiam nerimo fone, nebuvo labai daug pozityvių žinių. Taip kad ir mano pranešimas, nors skaitysiu jį ne japonų kalba, o lietuviškai, bet turbūt nebus nuspalvintas vien rožinėmis spalvomis. Šiek tiek gąsdinsiu jūs, šiek tiek provokuosiu, bet manau, kad būtent dabar yra tas laikas, kada reikia būti labai budriems ir atidžiai stebėti visą situaciją, atidžiai stebėti mūsų tikrovę. Ir pokalbis apie kultūrą, tebūnie tai ne pokalbis apie kažkokius abstrakčius kultūros principus ar apibrėžimus, bet apie labai labai konkrečią situaciją, kurioje yra mūsų broliai ir seserys ukrainiečiai, o sykiu situacija, kuri tiesiogiai liečia ir mus. Tai paprašytas gerbiamos Ritos Dukynaitės paskaityti paskaitą apie kultūrą, atmintį, tapatybę, apie visą tai, kas daro mus civilizuotai žmonėmis. Pagalvojau suformuluoti paskaitos visą struktūrą radikaliu būdu ir paklausti, kodėl ukrainiečiai dėl kultūros aukoja savo gyvybės. Vadinasi, kultūra yra kažkas ne
ne papildomo, ne puošmena, ne blizgutis, ne laisvalaikio užsiėmimas, o kažkas labai labai svarbaus. Jeigu žmogus, kuriam yra įgimta instinktyviai tiesiog saugoti savo gyvybę, sugeba ją dėl kultūros paaukoti. Aš dabar pabandysiu pasidalinti savo pranešimu. Taip. Tikiuosi, kad matote. Labai tikiuosi, kad tie, kas nesate salėje, o esate prisijungę per nuotolį, matysite kintančias skaidres. Kartais būna, kad prelegento ekrane skaidrės keičiasi, o žiūrovų ne. Tai jūs iš karto man signalizuokite apie tokią problemą ir pabandysime išspręsti. Bet labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir ta dinamika atsispindės, nes šiuo atveju man vaizdai būtų gana svarbus, norint pasakyti tai, ką aš noriu pasakyti. Įsivaizduokite situaciją, kad jūs esate namuose su šeima ir gaunate žinutę, kad po kelių valandų jūsų namą smogs raketa. Arba kad kils masinis gaisras. Ir jums reikia be abejo pasirūpinti šeimos saugumu, visų pirma žmonių saugumu, bet jums reikia apsispręsti, kągi skubiai išgelbėti iš namų, ką jūs turite išsinešti. Gal jūs norėtumėte išsinešti baldus, gal jūs norėtumėte išgelbėti savo labai brangų televizorių, kurį ką tik įsigijote, galbūt tai bus planšetiniai kompiuteriai, skalbimo mašina. Suprantate, kad ironizuoju, bet galbūt tai bus nuotraukų albumas su labai brangiais atvaizdais, paveldėtais iš tėvų ir senelių. Galbūt tai bus vinilo plokštelių kolekcija ilgai kaupta ir labai labai brangi. Galbūt tai bus kažkokia šeimos relikvija. Šitaip radikaliai pabandęs suformuluoti savo pačiam klausimą, aš pagalvojau, kad vienas daiktas, tai tikrai man būtų svarbus išsinešti tokioje situacijoje. Tai būtų, šiek tiek stringa skaidrės, ne taip turėtų būti. Čia viskas turėtų judėti. Taip. Taip šiek tiek fragmentuotai, čia priklauso nuo matyt procesoriaus galingumo. Bet saldaininę matote, tokia šiek tiek negrabiai iškirpta, bet matote, kad tai yra sidabro dirbinys, kurią kažkada įsigijo mano močiutė santuokoje su mano seneliu. Savo senelio deja niekad nesutikau, bet žinau, kad jis buvo mėgėjas tapytojas, kad buvo labai šviesus žmogus, buvo rašytojo Juliaus Butėno bičiulis, finansininkas ir aviacijos puskarininkas. Ir ši saldaininė, suprantama, jinai yra daugiau negu tik daiktas, daugiau negu tik objektas. Tai yra nuoroda į svarbias vertybės, į močiutės asmenį, kuri man suteikė rašymo ir skaitimo dovaną, atvedė į religiją. Tai yra ir į senelio atmintį, į šeimos paveldėtus dalykus. Ir į lietuviškai tarpukarį apskritai, taip kad per vieną daiktą, per vieną kažkokią religiją įmanoma susisieti ir su savo šeima, ir su savo valstybe. Jisai kalba labai labai daug. Ir išnešimas to daikto, kaip kažkada matyt šį daiktą mama ir močiutė išsinešė besigelbėdamos nuo sovietinės okupacijos, nuo degančių namų tuo metu, man būtų labai svarbu išsinešti. Aš tikiu, kad jums kiekvienam irgi tokių relikvijų, ar tai būtų fotografijos, ar panašus objektai, taip pat netrūktų. Ir čia turbūt paklausėme apie kultūros esmę, kasgi tie ypatingi objektai, kurie yra pritvinkę prasmės ir vertės, kurie nėra pakeičiami,
Aš kažkada prisimenu, Seime dalyvavom neseniai konferencijoje apie Ukrainos situaciją ir viena ukrainiečių diplomatė pasakė, kad nepakeičiami yra tik du dalykai. Tai yra žūstantis žmonės, jų neįmanoma prikelti ir sunaikintos kultūros vertybės. Prasme, gali atstatyti, gali imituoti, gali iš atvaizdų kažką bandyti rekonstruoti, bet tai nebus originalai, tai nebus tai, ką tu paveldėjai. Ir įsivaizduokime situaciją, kad dega ne namas, o Lietuva. Iš tikrųjų, ką iš Lietuvos reikėtų išgelbėti. Vienas paskutinių renginių pernai buvo muziejų asociacijos konferencija ir ten mes kalbėjome ne tik kaip pritraukti naujas auditorijas, ką dar gero padaryti lankytojams, bet ir kaip išgelbėti rinkinius, jeigu mus vis dėlto ištiktų panaši situacija kaip kaimynus. Ar esame tam pasiruošę? Ir ne vieną kartą Lietuvos istorijoje yra buvusi situacija, kai Lietuva prarado valstybingumą ir jos kultūros vertybės, o buvo ar iš dalies išgelbėtos, ar tik tai nedidelė dalimi. Manęs neretai klausia žmonės, kodėl mūsų tokie gana skurdus istoriniai rinkiniai. Sako, nuvažiuoji į vakarų valstybės, pilnos galerijos prikabintos nuo seniausių laikų, nuo antikos, nuo viduramžių. Net į Vengriją nuvažiuoji, matai tos šedevrus. Sako, kodėl Lietuvoje taip vis tiek sąlyginai ganėtinai mažai. Tai atsakymas būtų, kad mūsų namas degė ir mes nespėjome išgelbėti. Tikrai. Ir aš galiu pagrįsti tą konkrečiais pavyzdžiais. Čia jūs matot Vilniaus paveikslų galerijos vaizdus su kažkada surengta paroda Omaž donatoriams, kur 20 amžiaus pradžioje būrelis aristokratų ir verslininkų, ypatingai svarbu, tarp jų buvo meno ekspertas, puikus žinovas ir kolekcininkas grafas Vladislavas Tiškevičius, kuris Vienoje ir kitur aukcionuose supirko nemažai kūrinių, kad padovanoti Vilniui bent vieną muziejų. Bent vieną, nes buvo sunaikinti visi. Aš labai tikiuosi, kad tas kintančias skaidrės mato ne tik tai salėje esantis ir jeigu kartais nematote, aš pasižiūrėsiu žinutę gal. Viskas puiku, ačiū, matome. Matote. Viskas gerai, kažkas dėl garso buvo. Ir... Ačiū. Ir garsas. Puiku. Tokių situacijų yra būta net labai senais laikais. Jūs matote Dresdeno paveikslų galerijos salę, šiek tiek transformuota, su užrašu Lukas Kranach. Tai yra vienas garsiausių kada nors gyvenusių tapytojų. Ir ar galite patikėti, kad Jonušo Radvilos rūmuose, kurie šiuo metu prieš sveikatos ministeriją yra, buvo virš 20 Luko Kranacho kūrinių. Virš 20. Šiandien nėra ne vieno. Ir Radvilų rūmų griuvėsiai yra taip apleisti, kad manęs daug kas neatsakė, kai aš sakiau, kad norėčiau rekonstruoti Radvilų rūmus, sako, palauk, gal tu painioji. Sako, kur ten tie rūmai? Sako, gal Chodkevičių rūmus turiu omeny. Sakau, ne, Radvilų rūmus. Tai sako, kur jie yra? Prieš sveikatos apsaugos ministeriją. Tai reiškia, kultūrinis sunaikinimas ir kultūrinės atminties ištrinimas iki tokio laipsnio, kad žmonės net neidentifikuoja pačios vietos. Bet ten, žinome iš istorikų, buvo Luko Kranacho kūriniai. Ir bėgdamas nuo Tvano, Jonušas Radvila, čia matote jo atvaizdą ir Tikocino pilį Lenkijoje, kur Tikocino miestelį daug kas pravažiuojame ir sustojame keliaudami į vakarus, ten labai skanus virtinukai, galiu rekomenduoti. Bet toje pilyje buvo apsistojęs Jonušas Radvila ir sakoma, kad jis buvo nunuodytas toje pilyje.
arba mirė nuo ūmios ligos. Bet su virtinukais reiktų atsargiau, reiktų su biografais pasikalbėti, ar tikrai Jonušas ragavo. Bet gal 17 amžiaus viduryje vis dėlto virtinukų pramonė nebuvo tiek išplėtota. Tai buvo turbūt kiti patiekalai. Tai yra netgi pusiau mitas, kad Abrahamas van Westerveltas, olandų tapytojas, kuris buvo Jonušo Radvilos rūmų tapytojas, mokė Jonušą Radvilą tapyti. Ir jisai pats tapęs ir už tai galėjo sukaupti puikią meno kolekciją, kur buvo net Rembrandtas ir Düreris. Ir visa tai buvo Vilniuje, visai šalia mūsų. Šiandien tų kūrinių nėra, nes po Tvano, po Maskvėnų antpolio rūmai buvo išplėšti ir kūrinius bandyta evakuoti per Karaliaučių, bet kur jie šiandien yra, niekas nežino. Ir jeigu šita salė būtų ne Dresdene, jeigu jinai būtų Vilniuje, įsivaizduojat, kaip viskas būtų kitaip? Taip, tiek apie tuos išgelbėjimus, tiek apie tą degantį namą. Čia matote vaizdą iš Vilniaus senienų muziejaus 1865 metai. Po numalšinto sukilimo, aršiai numalšinto, kruvinai numalšinto, apie 3000 eksponatų iš Vilniaus senienų muziejaus buvo išvežti į Maskvą. Ir šiandien jie yra kažkur tai gal Puškino muziejaus rinkiniuose. Maskvoje jie buvo patekę į Rumencevo muziejų, šiuo metu jau jis neegzistuoja, bet jų nėra ir Vilniuje. Ir sakoma, kad netgi buvo uždrausta antikvariatų veikla, kad ištrinti iš vis lietuvių atmintį apie savo valstybingumą, apie aristokratinę istoriją, apie savivaldą, apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, bet ką, kad net antikvariniai artefaktai nebylotų, nepasakotų. Sakytų, kad jūs tiesiog esate prasčiokai valstiečiai ir civilizaciją atnešė mes, kolonistai. Tai po tokių istorijų, pamatę šiuos vaizdus, mes krūptelim ir šiurpas nubėga žymiai stipriau, nes mes galim tapatinti su savo pačių istorija. Tai nėra kažkokia egzotika, kur, sakykime, mums klestinčiai europietiškai šaliai būtų kažkas labai netikėto, kad visai netoli vyksta naikinimas, naikinami muziejai. Čia yra mūsų partnerių ir bičiulių Bogdano ir Varvaros Chanenko muziejaus Kijeve salė po netoli nukritusios raketos smūgio, kur išbyrėjo stoglangiai, aišku, paveikslai visi nukabinti. Ir, taip sakant, tai yra fizinė invazija, kuri reiškia sykiu ir labai simbolinį dalyką. Tai reiškia ne tik tai, kad Ukrainos visuomenė nebegali lankytis muziejuose, nebegali turėti tų pramogų, bet reiškia, kad vyksta mūšiai dėl kultūros, istorijos, informacijos ir tiesos, kieno lūpose tiesa ir kas turi tą tiesos monopolį. Ar Kremliaus propaganda, kuris sako, kad Ukraina tai yra tik Ukraina arba pakraštys, kažkokia ne šalis, ne valstybė ir ne kultūra. Ar tai yra vis dėlto valstybė, kurioje civilizacija atsirado nepalyginamai anksčiau negu Maskvoje, tuo metu, kai ten dar buvo pelkės. Tai būtent apie tai ir kalbame, apie simbolinės tapatybinės vertės ir reikšmės. Štai nukryžiuotasis iš Lvivo armėnų bažnyčios, kuris nuo pat Antrojo pasaulinio karo pradžios nebuvo judintas, savo ramiausiai kabojo, tikintiesiems teikė prasmę, teikė paguodą ir šiuo metu jis yra angare kažkur paslėptas, jam iškilo fizinė grėsmė būti sunaikintam. Stengiamasi ištrinti Ukrainos nacionalinę tapatybę. Ir mes dažnai kalbame, man patikėkite, teko būti įvairiuose kontekstuose, įskaitant ir švietimo ministerijos šioje salėje, prakalbėta, prasiginčyta daugybėje kitų, kur apie kultūrą dažnai, aš nesakau, kad švietimo ministerijoje apie kultūrą galvojame kaip apie
pramogą, rekreaciją ir tokį laisvalaikio dalyką. Bet tas polinkis galvoti apie muziką, literatūrą, filmus, paminklus, atmintį, dvarus, kultūros paveldą kaip kažką su laisvalaikiu susijusio yra netinkamas. Jis yra neadekvatus ir aš manau, tas radikalus pavyzdys, kurį turime šalia savęs, ta kovojanti Ukraina, ji labai išryškina tą aspektą, kad tai yra tapatybiniai dalykai, tai yra veidas ir tai yra siela ir esmė. Tai nėra kažkoks praleidimas. Atimkite iš Vilniaus barokinę architektūrą. Kažkada tą sakiau Plungėje. Atimkite iš Plungės Oginskių dvarą. Kas lieka? Tai ne tik kažkokia infrastruktūra, statiniai. Tai yra spalva, veidas, tai yra pati esmė. Aš vėliau dar prie to sugrįšiu Lietuvos kontekste. Bet kelias kova už kultūrą yra sykiu ir kova už vakarietiškas vertybės ir už demokratiją. Ir tą ukrainiečiai labai, labai aiškiai supranta. Diskusija dėl menininko Archipo Kuinžio. Rusai vienaprasmiškai vadina, kad tai rusų menininkas, nors tai yra ir ukrainiečių, ir graikų, ir rusų tapatybės turintis menininkas, kurio kūrinių buvo Mariupolyje, šiandien jų ten nėra. Muziejus yra sunaikintas, kaip ir visas miestas. Ir tas trynimas, ta kova dėl vertybių, dėl tapatybės, dėl tiesos, jinai vyksta kiekvieną dieną. Ir dėl to, kad mes turime tą patirtį, mes turime XIX amžiaus istoriją su savo sukilimais ir rusinimo politika, pravoslavinimo politika netgi. Mes turim tarpukario nepriklausomybės kovas ir mes turim sovietinę okupaciją. Turim labai labai daug patirties, kuris sako, kad kova dėl žmonių gyvybių yra pati svarbiausia, bet vyksta kova ir dėl sielos, dėl tapatybės, dėl atminties. Ir kai sunkvežimiais išvežama 15 000 muziejinių eksponatų iš Chersono dailės muziejaus, vadinasi, tai yra svarbu okupantui. Sakoma, kad jie slėpia savo veidus, elgiasi kaip vagis, kaip nusikaltėliai, vadinasi, supranta, kad daro labai labai blogą darbą. Iš Melitopolio muziejaus pavogtas skitų auksas ir daugybė tokių pavyzdžių. Beje, prieš pereinant, ką mūsų muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus darė šioje situacijoje, aš norėčiau paskaityti iš straipsnio Kristinos Semerin, kuri yra ukrainiečių mokslininkė ir Augsburgo universitete ir JAV vizituojanti, parašiusi labai gerų tekstų. Vienas iš straipsnių vadinasi Menininkų gyvenimai, sudegę muziejai ir pavogtas kitų auksas, Ukrainos kultūros nuostoliai dėl karo. Ir šitas straipsnis kalba tik apie pirmąjį pusmetį, kuris geriau yra suregistruotas tiesiog. Ir prieš pereidama prie kultūros paveldo sunaikinimo, ji vardina žmonių gyvybių nuostolius. Ir mano pranešimo tema yra, kodėl už savo kultūrą ukrainiečiai aukoja gyvybės. Tai štai tos gyvybės. Ukrainos kariuomenės gretose žuvo istorikas ir Zaporižės muziejaus kuratorius Viačeslavas Zaicevas, nacionalinės operos ir baleto solistas Aleksandras Šapovalovas, poetai Hlibas Babičius ir Jurijus Rufas, Poltavos skulptorius ir keramikas Sviatoslavas Pašinskis, Lucko dailininkas Michailas Štikas, Žitomiro dailininkas Viačeslavas Miščenka ir kiti. Aktorius Pavlo Ly žuvo evakuojant žmones iš Irpinės. Po mėnesio bado okupuotoje Bučioje mirė garsi 60-metė dailininkė Liubov Pančenko. Kijevo jaunimo teatro aktorė, Ukrainos nusipelniusi artistė Oksana Švec, žuvo nuo rusų raketos savo bute. Jurijus Kerpatenka, Chersono filharmonijos dirigentas, buvo nužudytas už tai, kad atsisakė bendradarbiauti su okupantais. Ir šitas sąrašas, jį galima būtų tęsti be galo,
Neseniai Vilniaus universitete vyko konferencija skirta kultūros situacijai karo Ukrainoje kontekste ir mes girdėjome nuotolinių ryšių kalbančią ukrainiečių muziejininkę, kuri pasakojo apie ukrainiečių muziejininkus, mirusius tiesiog muziejui, nes priešinosi okupantam, neatskleidė, kur yra paslėpti kūriniai ir panašiai. Taip kad karas vyksta ne tik dėl kultūros vertybių, karas vyksta ir dėl kultūrininkų gyvybių. Ką galima padaryti tokioje situacijoje? Aš labai trumpai jau esu ne kartą pristatęs ir net LRT mus nominavo metų kultūros reiškinio kategorijoje, bet ne apie nominacijas čia kalba. Nes kiekvienas iš mūsų jaučiasi truputį kaltas, ar darome pakankamai šioje situacijoje, ar tie paaukoti keli eurai, ar kiek galime paaukoti Ukrainos ginklavimui, ar pabėgėlių priglobimui yra pakankamas dalykas. Tai ką gali atminties institucijos nuveikti? Čia mūsų muziejus, kaip matote, toksai vienas didesnių, tai kai sakome dailės muziejus, neturime omeny tik tai centrinės administracijos čia netoli Chodkevičių rūmuose. Turime 11 filialų visoje Lietuvoje, įskaitant 2 labai įspūdingus centrus - restauravimo centrą ir skaitmeninimo centrą, kurie ir vienas ir kitas padeda Ukrainai šiuo metu. Ypač restauratoriai, kurie restauruoja daugybę nukentėjusių kūrinių Ukrainoje. Va čia tie minėti Radvilų rūmai, sudurstyti iš įvairių laikotarpių architektūrinių komponentų, nors suprojektuoti 17 amžiaus pradžioje, 1655 pradėti griauti ir iki šiol matome juos kaip griuvėsius, bet labai tikimės, kad tą U formą pavyks atkurti per artimiausius 5 metų. Ir čia šių metų pabaigoje panirau į tokią refleksiją, kaip lengva yra griauti, kaip sunku yra statyti. Patikėkite, labai sunku statyti ir labai daug laiko, labai daug pastangų, labai daug teisinių reguliavimų paisymo ir taip toliau aptarimų, nekalbant apie materialinius išteklius, apie finansus. Taip kad tas pats buvo ir Jonušo Radvilos laikais. O naikinimui nereikia absoliučiai nieko. Reikia tik paleisti žvėrį iš savęs. Reikia paleisti tą laukinį siautėjantį padarą, ką ir matome. Va. Ir po restauravimo atidarome vieną iš salių, kur kairėje kabantis kūriniai, aš prie to dar sugrįšiu, yra iš Ukrainos muziejų išgelbėti kūriniai. Būtent 17-18 amžiaus šedevrai. Pirmas žingsnis buvo pakavimo medžiagų teikimas ir priešgaisrinių prietaisų. Tiesiog bendruomenė surinko pinigus ir nupirko tas medžiagas, o kolegos pakrovė į mūsų autobusėlį, kuriuo paprastai vežiojami meno kūriniai ir pristatėme į Ukrainą, sulaukdami daug dėkingumo, bet atrodė, kad tuo metu tik tai tiek galime padaryti, nes buvo labai pavojingas judėjimas, intensyviai apšaudoma, panašiai kaip dabar. Šiek tiek virtome, kaip ir Antrojo pasaulinio karo metu muziejai ir ligoninės virto prieglaudomis, tai iš dalies tokią prieglaudą buvome virtę ir mes. Gyveno kelios šeimos iš rytų Ukrainos, įdarbinome specialistų ir kai kurie iš jų dirba po šiai dienai, gidais, restauratoriais. Tai yra tokios minimalios priemonės, kurią matyt kiekviena institucija galėtų padaryti. Mano jauni kolegos inicijavo ukrainietiškų tekstų vertimo į lietuvių kalbą programą ir paskelbėme nemažai tų tekstų Lietuvos kultūriniai spaudoj. Kitaip sakant, užtikrindami švarų komunikacijos kanalą, kad tiesa būtų iš pirmų lūpų. Tas irgi atrodė labai svarbu. Na ir galiausiai atvyko mano mielas kolega iš Lvivo, sako, jau galim jums atvežti. Nes tie kūriniai, kurie buvo saugomi vakarų Ukrainoje,
Po to jie galėjo būti pervežti į Lietuvą. Tai matėte daugybę parodų ir mūsų muziejuje, matėte parodas ir Valdovų rūmuose, ir Trakų istorijos muziejuje. Jau galėjome fiziškai išgelbėti tuos be galo vertingus kūrinius, tarp kurių ir Rembrandtas, ir Düreris, ir ankstyvas renesansas, ko ten tik nebuvo. Matote, išdėlioti ant stalų ir grafikos lakštai, ir tapybos kūriniai, restauratoriai tikrina jų būklę. O čia kolega Skaistis Mikulionis stovi šalia 17 amžiaus pradžios garsaus karavadžininko Žoržo de la Turo šedevro, kuris ir šiandien yra Radvilų rūmuose. Taip kad dar suskubkite pažiūrėti, tai yra tikrai išskirtinė proga. Bet visa tai evakuacijos, gelbėjimo ir tokių pakankamai niūrių minčių apie ateitį kontekste. Rengėme spontaniškas parodas, neplanuotas, tiesiog pasiekdavo poreikis greitai ir mes tą poreikį greitai gyvendindavom. Tai ir Nacionalinėje galerijoje sukrečianti Aleksandro Gledielovo dokumentinės fotografijos paroda ir ypatingai svarbi ant šovinių dėžių nutapytų ikonų paroda, kurios po to buvo aukcione parduotos ir pinigai aukojami. Tai Mergelę Mariją įsigijome ir mes savo rinkiniu, ir tie pinigai buvo pervesti karo ligoninėje Kijeve iš karto. Taip kad, darai ką gali. Tokioje situacijoje, aišku, esi be galo sutrikęs, pasimetęs ir nežinai, ar darai pakankamai, bet tos priemonės, kurios yra prieinamos, jos leidžia daryti. Netgi tas garsusis performansas Išplaukti, kur Rūta Meilutytė, mūsų auksinė olimpinė čempionė, balandžio 6 dieną ledinėme vandenyje, tikrai stingstanti iš baisaus šalčio, perplaukė tą raudonai uždažytą tvenkinį prieš Rusų ambasadą. To performanso dokumentaciją įsigijome ir merginos paaukojo tą sumą Ukrainos kariuomenį. Taip kad įvairiausių keistų formų. Ir kiekvienas tas paskambinimas varpeliu, jisai priminė apie Ukrainos kultūros situaciją, apie visuomenės situaciją ir kažkiek skatino tikėtina kitas akcijas. Ir to performanso atvaizdas pateko net ant vasario mėnesio puslapio mūsų kalendoriuje, kuris buvo skirtas Vilniaus 700 metinių jubiliejui, bet sykiu prisimenant, kas vyko Vilniuje ir visai neseniai. Ypatingai svarbi buvo iš Pečiorų Lauros atsivežtų vertybių paroda, kuri liudijo apie Ukrainą kaip apie seną kultūrą. Ir dar iki karo, galbūt kai kurie iš jūsų prisiminsite taikomosios dailės ir dizaino muziejuje surengtą parodą Ukrainos civilizacijos, kur iš jų lobyno atsivežėme ir skitų auksą, ir tripilės kultūros terakotas, ir Ukrainos sinagogų sidabro šedevrus ir daugybę kitų meno kūrinių ir artefaktų, kurie liudijo apie Ukrainos kultūrinius turtus, kokia sena ir kokia turtinga yra kultūra Ukrainoje. Aišku, kolegos buvo labai dėkingi, bet į tą jų dėkingumą visada atsakydavau, kad tai ir mūsų karas yra. Tai yra ir mūsų karas, tai yra mūsų patirtis. Mes puikiai suprantam, jūs kovojate ir už mus. Jūsų kultūros nelaimės liudija ir apie grėsmės, kurios mums istoriškai kažkada buvo iškilusios, bet taip pat lygiai puikiai gali iškilti. Ir saugyklų klausimas, evakavimo klausimas, slėpimo klausimas, jisai niekur nedingo nuo stalo, jisai visą laiką yra. Aišku, kai kurios iš tų parodų veikia labai trumpai, nes jos buvo neplanuotos, bet vis tiek plūstelėję lankytojai galėjo pamatyti. O kai ką, bet kaip šią parodą Radvilų rūmuose laikome labai ilgai ir ketiname galbūt vasarą tik tai pakeisti
Pakui Hadvei instaliacija, kadangi jie mums atstovaus Venecijoje. Tai bus ypatingas susidomėjimas šiuo menininkų duetu ir jau pakeisime ir šią parodą. Galiausiai akcija Sušildyk Ukrainą, kurią faktiškai įgyvendino organizacija Stiprūs kartu, bet ji gimė kaip idėja mano kabinete mums su Edmundu Jakilaičiu begeriant arbatą ir klausiant savęs, ką mes dar galime pasakyti ir padaryti. Ir tuo metu Ukraina šalo jau. Prisimenate, buvo naikinama visa infrastruktūra, šildymo, elektros ir tie generatoriai ir šildytuvai, jie nepaprastai padėjo ir Ukrainos muziejams. Vat matote Lvivo parodų centro salę, kur vietoj paveikslų yra ir paveikslų šiek tiek, bet yra daugybė labdaros sudovanota ir tie generatoriai pateko į muziejus, padėjo nesupūdyti pelėsių, neapleisti muziejų sienų ir sušildė ir pabėgėlių centrus, nes pabėgėliai dažnai būdavo įsikūrę sanatorijose, kultūros įstaigose. Tai tie visi vaikai ir mamos, jie labai džiaugiasi atvežtais generatoriais. Iš tikrųjų, tai buvo sykiu ir humanitarinė, bet ir kultūrinė akcija. Kad jautėmės, kad tos visos jų pilis, paveldas, kuris liko be elektros ir šilumos, tikrai yra tam tikra prevencinė priemonė ir tą gali padaryti. Šie kariškiai Potockių rūmuose, kas yra Lvivo Boriso Voznickio nacionalinė galerija, buvo visą laiką. Ir mano kolegos Taraso Vozneko kabinete taip pat buvo šaunamieji ginklai. Tai kultūra gynėsi tiesioginė prasme, tai tiesiog ginklu. Ir aišku, tą matyti labai slegia ir graudina, bet sykiu supranti ir nepaprastai didelę vertę. Ir už tai pagrindinis šios dienos klausimas ir yra, ar kultūra yra tai, ką galėtum ginti ginklu. Ir aš manau, Ukraina pakankamai atsako, kad tikrai taip. Tame kontekste mes pasirašėme su Lietuvos kariuomenė sutartį ir generolas Valdemaras Rupšys man pasakė įdomų dalyką. Sako, labai gerai, kad galės mūsų kariūnai ir kariškiai lankytis muziejui su lengvatomis ar nemokamai. Sako, svarbus ir dar kitas dalykas yra, kad kai pas mane atvažiuoja NATO generolai, aš rodau jiems kultūros turtus kaip pavyzdį, kad mes esam vakarietiška civilizacija. Ir kad jeigu jūs siūsite savo brigadas, savo sūnus ir dukras mūsų ginti, tai jūs ginate tą pačią europietišką, vakarietišką erdvę. Aš apie tai niekad nebuvau pagalvojęs. Ir man tiesiog sustingo arbatos gurkšnis burnoje, kai jis tą pasakė. Galvoju, bet juk iš tikrųjų, kai atvyksti į šalį ir pamatai barokinės bažnyčias, stiuko lipdinius Petro ir Povilo bažnyčioje, pamatai netgi Rumšiškio etnografijos muziejų su išpuoselėta tekstilė, medžio drožyba. Tu supranti, kad ne į dykumą atvažiavai. Ir tai yra labai svarbus valstybės ir jo žmonių veidas. Ir tu susipažįsti iš karto su žmonėmis. Jeigu tu pataikai į gatvės muzikos dieną, tu supranti, kad žmonės mėgsta muzikuoti, recituoti poeziją ir visą kitą. Taip, kad kultūra ir gynyba šiandien yra tokia karšta tema ir paklausti apie tai tikrai yra labai svarbu. Kitu atveju esu ne kartą sakęs ir taip jau įsikandęs šitą frazę, kad kultūra yra regimoji mūsų nepriklausomybės forma. Tai kilo man bebūnant prezidentūroje nacionalinių premijų įteikimo metu, kai aš dairiausi po tą gražų interjerą, mačiau lipdinius, mačiau heraldiką, girdėjau himną, girdėjau skaitomą poeziją ir aš pamaniau, kad visą tai prieš savo akis ir savo ausimis mes matome kaip savo nepriklausomybės apraiškas. Viskas, ir herbas, ir vėliava, ir himnas,
ir nepriklausomybės simboliai. Ir netgi naujoji Vilniaus universiteto biblioteka, kur nuvežu užsieniečius parodyti ir jie dažnai apstulpsta. Sakau, va, jau nepriklausoma Lietuva pasistatė tokius kaip biotechnologijų centras, biblioteka. Sakau, va, mūsų veidas čia yra naujoji Lietuva. Tai yra įrodymas, kad valstybė ir visuomenė gyva. Ir tai reiškiasi kultūriniam formam. Per skulptūrą, architektūrą, heraldiką, muziką, tautinės giesmės melodiją ir kitas reprezentacijas. Mes kartais priimam tai kaip natūralų dalyką, bet tai yra kultūros fenomenai. Vėliavą taip pat kūrė menininkai kartu su politikais susėdę. Jos spalvas parinko. Aš jau nekalbu, kad kultūra yra puikia proga prisistatyti pasaulyje. Čia taip sutapo, kad tik moteris mus garsina, bet yra ir garsių vyrų, bet šitos moteris tikrai yra didžiulis Lietuvos turtas, fantastinės kūrėjas. Tikrai tos akimirkos yra šlovės akimirkos. Aš prisimenu tam pačiam Dresdene, kalbėdama su direktore, sakau, aš atvykau iš šalies, kuri laimėjo Venecijos bienalę. Tai suklūsta kažkaip žmonės ir tada nelieka to atstumo tarp didelio ir mažo. Jūs čia maži ir iš rytų, o mes čia centras. Ne visai taip yra. Kultūroje nėra didelio ir mažo ir tai yra vienas iš pavyzdžių. Tai yra ir diplomatinių santykių mezgimo sutvirtinimo kontekstai. Štai prezidentai puikioje parodoje Orse muziejuje Laukinės sielos mūsų 100-mečio proga visų 3 Baltijos valstybių surengta prestižinė erdvė. Tikrai skatino didžiulį pasididžiavimą, sulaukė daugybės komplimentų ir štai vieta kultūringam pokalbiui ir geram pabuvimui su prezidentu Makronu, su kuratoriumi Filipu Rapeti. Žodžiu, taip veikia kultūra, taip veikia civilizacija, kitaip neveikia. Aišku, pasiūlyti prezidentams praleisti kiek laiko pirtyje su šašlykais, su alumi, galbūt būtų irgi gera idėja, bet ko gero nesusilauktų didelio palaikymo. Atsiprašau už mano sarkazmą, bet kartais norisi priešinti tiesiog tam tikrus dalykus. Taip kad paroda ar koncerto kuluarai yra diplomatiniam politiniam santykiam tikrai viena geriausių vietų. Ir daug vargo yra dėl pačios savokos. Mes sakom kultūra, 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 o kas tai yra? Ir matote, koks sudėtingas tas kultūros ratas, tas fenomenas nuo maisto ir gėrimų iki kalbos, vertybių, bendruomenių kūrimosi prototipų. Ir menai yra tik tai vienas segmentas, nors labai labai svarbus, labai matomas. Bet yra kitų, yra ir folkloras, ir istoriniai naratyvai, ir papročiai, įpročiai tam tikri, kulinarija, kaip žmonės rengiasi, kokias spalvas drabužiam renkasi ir visa kita. Šaltas klimatas ar karštas, kada vakarieniauja, ką renkasi vakarieniai, ką kalba vakarienės ar pietų metu. Visa tai yra kultūros komponentai, bet jie sykiu apsunkina jos pristatymą. Tai kasgi ta jūsų kultūra, apie ką mes čia kalbame. Kultūros politikos pagrindų įstatymas, kuris vis dar rengiamas dėl savo sudėtingumo, vis neprasibrauna į parlamento jau balsavimo sesijas, jis apibrėžia kultūrą taip pat labai sudėtingai. Bet man čia svarbu, kad tai yra žmonių pasaulėžiūra ir simbolių ir įgūdžių sistema. Ir jeigu ateina svetimieji ir sako, dabar jūs gyvensite pagal kitą sistemą, bet tos reikšmės ir simboliai ir įpročiai nieko verti. Bet mes jums atnešėm kažką kito ir jūs gyvensite. Tai tada kyla karas ir turbūt žmonės yra pasiruošę nemaža dalim.
Kaip matėme iš pokario partizanų kovų, nepriklausomybės kovotojų, žmonės aukoja dėl tų pasaulėžiūrų ir simbolių savo gyvybės. Tai nėra laisvalaikio blizgučiai. Ta daina, kuri Sibiro tremtinių lūpose skambėdavo per kalėdas slapčia ar skaitomi eilėraščiai, jie buvo žymiai didesnis dalykas. Kaip sakoma, juk ne vien duona žmogus gyvas, bet ir kiekvienu žodžiu išeinančiu iš viešpaties lūpų. Tai net religijos pamatiniai tekstai sako, kad yra kažkas daugiau. Ir šiuo atveju turbūt galima pavadinti tai kultūra. Kita vertus, kai sakom Čiurlionis, yra labai tiesioginė gera reakcija. Ir sakom, Tarasovas padovanojo kolekciją brangią į muziejintą Radvilų rūmuose, labai pozityvi reakcija. Taip kad kultūros komponentai skatina pozityves reakcijas, bet kultūra kaip visuma, ją įsivaizduojame kiekvienas kitaip. Ir spontaniškai neįmanoma apie ją galvoti. Vienam kils, kad ten chore dainavo, kitam tautinių šokių šoko, trečias keramiką žiedžia, ketvirtas mėgsta rašyti poeziją. Visa tai yra nuostabu, bet susišnekėjimo galimybė yra sudėtingesnė negu pasakius, ar tau patinka Čiurlionis. Be abejo, kad patinka. Dar yra kultūros vertinimo problema. Aš čia nepanirsiu, aš nežinau, ar aš jau nepiknaučiauju savo, jau šiek tiek piknaučiauju. Tai jau po truputį finišuosiu, atkreipsiu dėmesį į keletą aspektų, kad kultūros laimėjimų vertinime dažnai dominuoja kiekybiniai kriterijai. Bet mūsų kaip muziejų kriterijus yra lankytojų skaičius. Ar ateina pas jūs lankytojai? Bet patikėkite, kartais paroda būna nuostabi, išskirtinė, labai jautri. Na ir neateina į ją lankytojai, nes jinai per sudėtingo turinio, ateina galbūt į kažkokią masiškesnę, kur daug elektronikos, daug interaktyvumo. Bet estai neseniai rodė japonų tokios elektronikos menininkų judančius vaizdus, ten ir gėlės, ir vandenynas, plūdo žmonės. Nes labai aiškiai supranta. Bet kažkas truputį intelektualesnio, ar truputį kažkokia istorinė refleksija ar analizė. Iškart sudėtingiau. Taip kad kiekybė ne visada yra kriterijus. Ekspertinis vertinimas irgi suerzina nemažą dalį žmonių. Sako, jūs čia Vilniuje tik susirinkę keliese nusprendžiat, kas yra menas, o vat mums visai patinka kiti dalykai. Taip kad čia irgi iki galo negali išspręsti. Ir atsakymas, kaip visada, yra švietimas. Aš prisimenu, premjerė juokiasi, kad į viską atsakymas yra švietimas. Bet, mėlyjeji, taip ir yra. Kito kelio nėra. Yra švietimas klasėse, švietimas darželiuose, švietimas šeimuose. Ir mano giliausių įsitikinimų, jeigu tau šeimoje nepasisekė ir tu gimėjai asocialioj šeimoje, tai švietimas yra gelbėjimosi ratas. Tai yra vienintelė galimybė iš blogesnio pasaulio patekti į geresnį pasaulį, kur daugiau meilės, daugiau įvairovės, spalvų, kultūros. Už tai, ką ministras kalbėjo prieš mano pranešimą, yra tikrai fundamentalūs dalykai. Švietimas ir sveikatos apsauga, dabar ir gynyba turbūt labai pasidarė svarbi, kai tokia sunki situacija, bet tai irgi švietimas ir kuo daugiau šviesos bus mūsų galvose ir supratimo tų dalykų, kuriuos paminėjau, aš manau, kad ir tvirtybė priešintis, ir užsispyrimas, ir noras statyti savo valstybę, jisai susiformuoja žymiai atsparesnis, kietesnis ir tvirtesnis. Viskas yra susijęs su paveldu ir su edukacijos procesu, su piliečių įsitraukimu. Štai nėra gražesnio vaizdo muziejui, kai ateina mažiukų klasė su mokytoja. Pats esu ant grindų sėdėjęs. Visada svajojau, galvoju, dirbsiu muziejui, sėdėsiu su vaikais ant grindų ir kalbėsim. Kad tai ir buvo mano dukros klasė, ką čia slėpti.
Bet vis tiek labai labai patiko sėdėti su vaikais ant kilimo ar ant kitokio tipo grindų ir kalbėtis apie ikonografiją, apie istoriją, apie prasmes, apie techniką. Tai yra gėris. Nuo Sokrato laikų diskusija tarp žmonių yra didelis laimėjimas ir aš manau, kad kultūrinės vietos, ar tai būtų teatras, ar koncertų salė, ar poezijos festivalė, ar pagaliau muziejus, yra labai tinkamos terpės švietimo diskusijoms. Labai labai tinkamos. Ir mano svajonė, kad kuo giliau švietimas ir kultūra integruotųsi tarpusavyje, matėm įvairių pavyzdžių. Man dėja teko sovietmečių mokytis mokykloje kultūrinių dalykų, kurie buvo marginalizuoti ir tikrai nureikšminti. Šiandien matome ištisą spektrą nuo mokymosi groti instrumentais ir gilaus išmanimo. Japonijoje teko matyti paprastą mokyklą, kurios dailės klasė buvo įrengta geriau negu tuo metu mūsų dailės akademijos studentams klasės. Taip, kad čia yra tik požiūrio dalykas. Aišku, reikia orientuoti kultūros produktus, taip šiek tiek grubiai pasakysiu, į vaikus ir jaunimą. Tai yra amžina problema. Teko būti komisijoje, kurie atrinkinėjo Vilnius 700 projektus finansavimui ir iš 84 projektų tik tai 2 įsivardijo vaikus kaip tikslinė auditorija. Aš manau, kad truputėlį galėtų būti stipriau. Galėtų ir naujosios technologijos būti išnaudojamos, ypač kai gyveni ne Lietuvoje. Pavyzdžiui, elektroniniai terpėje rasti lietuviškų dainelių ar poezijos ar kažko, animacijos turinio yra labai svarbu, tai tave priartina. Taip kad čia ir technologijos gali pasitarnauti daugybę dalykų. Apie skirtingus požiūrius kultūroje turbūt nekalbėsiu, tai yra akivaizdus dalykai, kad kultūra reiškia nuolatinius debatus ir ginčius, kieno tai kultūra, koks rimtosios ir pramogų kultūros santykis, kam priklauso finansavimas, kokia valstybinių kultūros įstaigų reikšmė, ką kultūroje gali nuveikti savivalda, ar viską turi aprūpinti centras, ar turi būti labai decentralizuota, kokia nevyriausybininkų, taip sakant, koks vaidmuo ir likimas. Daugybė šitų klausimų kasdien kyla, bet aš kaip tik pradėjau nuo dramatiškų dalykų savo pranešimą, kad truputį radikalizuoti kultūros vertės klausimą. Ir kai turi truputį radikalesnį, suvoki, kokia brangi ta kultūra. Ir man atrodo, net mūsų tautinės šventės buvo švenčiamos žymiai labiau įsigilinant ir kažkaip branginant tai, ką turi. Nes labai greit apsipranti su nepriklausomybė, su demokratija, su rinkos ekonomika, su tom duotybėm, kurios tarsi bus visą laiką, bet kai pamatai, kad tai yra dalykai, dėl kurių turi kasdien kovoti, tai jie tampa dar brangesni ir kažkokie reikšmingesni. Ir va čia tie vaikai nacionaliniai galerijoje gulintis ir sėdintis ant grindų. Aš tikrai nematau kito kelio, kaip tik tai kalbėti, kas ir vyksta šiuo metu, aišku, priklausomai nuo mokyklos, nuo mokytojų, kuriuos sutinka tie moksleiviai. Kiek tam konkrečiam mokytojui yra svarbus ir kultūros paveldas, ir aktualioji kultūra, skaityti geras knygas, klausytis geros muzikos, lankytis parodose, koncertuose, teatro spektakliuose, bet aš manau, kuo glaudesnis kultūros integravimas į švietimo sistemą yra atsakymas, yra vienas iš svarbiausių atsakymų. Kuo anksčiau, kuo glaudžiau. Aš suprantu, kad mokymo programos plyšta nuo disciplinų gausos ir kiekvienas svajotų, kiekvienas sritis dar įdėti kažkokią discipliną, bet savaitė yra 5 darbo dienos. Pamokos negali trukti iki vidurnakčio, jos turi trukti tiek, kiek trunka. Bet jeigu kartais
pamoka įvyktų teatro foje ar kartais įvyktų muziejuje, kaip šiandien dažnai ir vyksta. Man atrodo, kad ir vaikai, ir mokytojai tik tai išloštų. Ir, na, neturiu daugiau ką pridėti prie to. Ir be abejo decentralizacija. Tai jeigu didelę teritoriją turinti Suomija turi keliaujančius mokytojus, manau, kad ir lietuviai galėtų turėti keliaujančius mokytojus, keliaujantį teatrą, keliaujantį muziejų. Tam tikrų mastų vėlgi tai vyksta. Čia nėra kažkoks patarimas, kad nėra ir turėtų būti. Aš manau, yra, bet turėtų būti didesnių mastų. Ir man labai patiko mūsų projektas su Neringos savivaldybe surengti parodų ir pristatymų ne sezono metu, kai suplūsta Vilniečiai, Kauniečiai ir kiti, bet tamsiuoju metu, kai yra tik bendruomenė, kurią palieka visi renginiai, palieka turistai, tamsu. Ir va tuo metu, kai atveži kažkokią parodą, diskusiją ir vaišiniesi ten arbata ir bandelėm, visai kitaip yra. Tai manau, tas keliavimas, ta migruojanti kultūra, kuri neužsiliktų tik tai sostiniai, irgi yra labai svarbus dalykas. Galbūt tokią aukštą natą galėčiau ir pabaigti. Ačiū uždėmesi. Dėkojame gerbiamam Arūnui. Dabar, kas čia esate salėje ir norite užduoti klausimą, galite kilstelt ranką ir jį užduoti. Mes dar pasitikrinsim, ar yra kažkas tai transliacijoje, kas kelia klausimus, bet kol žmonės mąsto užduoti klausimą ar ne, klausimą turiu aš. Aš taip, žinot, suprantu, kad matyt tautos perspektyva yra visiškai neatsiejama nuo to, kiek jos tos kultūrinio identiteto briaunos ryškios yra unikalios, tos briaunos yra ryškios ir matyt tas briaunas turime sergėti visi. Matyt, tie žmonės, kurie savo gyvenimą pašventė kultūrai, tai jau tą misiją, kaip ir Ukrainoje, atliks iki pat paskutinio atodusio, bet kultūros dalis yra ir kiekvienas šalies pilietis, šalies gyventojas ir matyt akivaizdu, kad tą kultūrinę identitetą, tas ryškės briaunas plauna ne tik tai karai, plauname ir mes patys ramiais laikotarpiais, kuomet matyt tampame nepatenkinti savo valstybę, ar ne, kažkaip ją mažiau mylėti, atsisakyti kultūros, išmainant ją į vartotojišką požiūrį kažkur tai svetur. Tai nežinau, gal jūsų, kaip vis tiek profesionalo, ar ne, šioje srityje piliečiams, kaip mes turėtumėm saugoti, kiekvienas iš mūsų tą briauną ryškę. Aš manau, kad čia galbūt nereiktų savo išsikelti neįmanomų uždavinių, kad kiekvieną dieną į teatrą, į koncertą ir jeigu į savaitę neperskaitai poezijos knygos, tai turi jaustis kaltas. Aš manau, čia ne radikalus arba viskas arba nieko klausimas, bet kokiu mastu tu kalbi apie tai su savo vaikais šeimoje, ar tu leidi laisvalaikį tik tai užsieniuose ir Netflix'e, ar tu vis dėlto atkreipi dėmesį, kad nuostabus dalykai vyksta visai šalia ir Kotrynos bažnyčioje, ir dažnau regionuose, ir daugybė dalykų, kuriuos tu galvoji, kad galbūt jie yra žemesnio lygio negu ten, kur nors tu matei Barcelonoje ar Londone. Bet dėja tai yra netiesa jau šiuo metu. Tikrai Lietuva yra labai ištobulėjus ir netgi ilgą laiką linksniuojamas lietuviškas kinas. Dabar paskutiniai keli matyti filmai mane patį įtikino, kad yra įvykę esminiai pokyčiai ir galima mėgautis lietuvišku kinu kaip tikrai europinio lygio kūryba. Taip kad aš neturiu tikslaus recepto, neturiu to kiekio, negaliu pipetę sulašinti, rekomenduoti kaip medikamentų, bet manau, kad daugiau ar mažiau nuolatinis skaitimo, vizitų į kultūros institucijas, tas toksai sąlyčio su savo valstybės ir visuomenės praeitim ir su aktualia kūryba palaikymas
Jisai, ar tu būtum gydytojas, ar finansininkas, ar inžinierius, ar sportininkas, jokio skirtumo. Manau, kad jisai duoda didžiulę vertę. Tai yra ir prasminga socializacija, tu susitinki su gerai žmonėm. Dabar jau esame įrodę, kad tai nuima ir stresą. Jeigu labai stresuoji savo darbę, tai atėjus į kultūrinį renginį, ar tai būtų koncertas ar muziejinė ekspozicija, tikrai tu gali išspręsti tą problemą, nes tavo sąmonė yra nukreipta į kažką pozityvaus, šviesaus ir tu palieki savo problemas už durų. Taip kad daugybė yra būdų turbūt paskatinti, pareklamuoti. Nenorėčiau, kad tai skambėtų vien tik tai kaip pareiga, kad reiškia, lietuviškos kultūros puoselėjimas ar jos palaikymas yra tokia pilietinė pareiga, rūsti pareiga ir tik rimtais veidais ir tik įsipareigoja. Aš manau, kad tai yra ir didelis malonumas. Ir buvimas toje terpėje, kai apsipranti su ja, kai esi joje vis daugiau ir daugiau, aš manau, bet kurios profesijos žmogui gali atverti labai spalvingus, labai gražius horizontus. Ačiū. Matau, kad nuotolinėje transliacijoje irgi daugybė yra padėkų, matyt, ne vienas iš čia išeisime su tikrai tuo, apie ką galėsime mąstyti dar netrumpą laiką. Mes čia salėje esantis irgi dar kartą dėkojame daktarui Arūnui. Prašau. Ja, tai manau, kad ir nuotoliu galbūt galėtų. Kol kas yra tik tai padėkos, kurios yra labai jautrios ir labai paliečia mane, bet diskusija yra labai geras dalykas. Aš norėjau paklausti, kaip manote, o kokie yra esminiai lietuviško identiteto bruožai, kurių netekę mes prarastume Lietuvą, tiesiog ar lietuviškumą? Ačiū už labai sunkų klausimą. Nežinau, kažkodėl pagalvojau apie ypatingą santykį su gamta. Tas krikščionybės pagonybės hybridinis darinys, kuris egzistuoja Lietuvoje, man yra labai įdomus. Tarp dar miškuose randamų tų visokių akmenuotų kelelių, labai svarbu lietuviui atrasti autentišką santykį su gamta, kuris matyti iš senovės ateina, bet sykiu ateini ir į labai ypatingą tokį lietuvišką medinį baroką ar mūrinį baroką. Tai šita simbiozė yra labai svarbi. Aš manau, pagonybės ir krikščionybės tam tikra dermė. O šiuolaikiniuose menuose menininkai įvairiai artikuliuoja tai, ką mato, ir simboliką, ir tekstilę, ir dainas, ir matom Lino Leono Katino kūryboje folklorą artikuliuojama. Tai nežinau, negalėčiau durti pirštu į kažką vieną, ko netekus įvyktų negrąžinama skriauda. Aš manau, kad visą visetą Lietuvos muzikos, literatūros, folkloro, architektūros ir senos atminties ir naujos reikia paprasčiausiai saugoti ir praktikuoti. Tai ar tai būtų sutartinių praradimas? Pavyzdžiui, prarandame sutartines, išmiršta paskutiniai žmonės, kurie gali dainuoti. Tai neapsakoma skriauda ateinančiom kartom, didžiulis, milžiniškas praradimas. Tai kai kurios formos yra trapios, tas nematerialusis paveldas, biurokratiškai sakant, ir jų palaikymui reikia daugybės pastangų, bet dabar, kai paklausite, galvoju, nebūtų sutartinių. Tikrai katastrofa, tikrai labai baisu. Arba staiga sviediniai pataiko į gražiausias Vilniaus barokinės bažnyčias, ir jos sunaikinamos. Ar į tą patį mano gimtojo Kauno modernizmo ikonas, centrinį paštą ar kitus pastatus. Milžiniška skriauda, nes tai matome nuolat savo aplinkoje, tai atsikartoja, reprodukuojame daugybę kartų. Ir už tai turbūt jūsų klausimą atsakyti trumpai neįmanoma.
Bet iš atminties kilo komponentai, kurie tokie brangus sandai labai yra tapatybės. Ir jeigu bent vieno neliktų, na, būtų pašėlusiai liūdna. Ačiū Eglei už klausimą, ačiū už atsakymą. Kolegos, ar dar kas nors visgi norėtų? Daugiau pakeltų rankų nematau, nuotoliai irgi, tik tai dar, matyt, patrigubėjo padėkų per tą laiką, kol buvo atsakyta į šį klausimą. Tai norime padėkoti ir čia dar kartą ačiū įteikti simbolinę dovaną. Aš prisiminiau, kalbėdamas apie Ukrainos šedevrų parodą Radvilų rūmuose, kad man teko garbė ją ir su gerbiamu kancleriu aplankyti. Va. Tai buvo tam tikra įžanga ir tam tikra repeticija ir šitam susitikimui. Ir labai dėkoju, kad kantriai išklausėte. Žinojau, kad tai bus ilga paskaita, nes man buvo duotos 50 minučių, tai yra plenarinio pranešimo ilgio paskaita, didelė. Ir, na, tiesiog paliečiau tuos aspektus, kurie atrodė svarbus šiam laikui ir kurie atrodė svarbus kiti bet kuriam laikui. Tai labai dar kartą dėkoju už kvietimą ir tikiuosi iki kito susitikimo. Ir ateikite į muziejų.